pažiūrėk į mane, antras puodelis kavos, o aš vis tiek miegu ant stalo. Klausyk, kolegė, tai gal čia dėl to, kad pastatė kava ir kava, o kur teisingo vandens stiklinė? Teisingas turim tai, vanduo yra vanduo, aš irgi geriu, kai prisimenu ir lieka laisvo laiko nuo darbo. Čia ir skirtumas, visi geriam, bet ne visi geriam tą, kuris veikia. Čia kaip su maistu, nugi žinai, subalansuota lėkštė, baltymai, riebalai, angliavandeniai. Vanduo irgi turi savo receptą. pH struktūra, neigiamas krūvis. Krūvį, tu čia rimtai, čia kažkoks marketingas. Koks dar krūvis? Ką jį į rozetę krauni? Ne, nekraunu, bet tiesiog yra gyvas vanduo. Ir jis iš tikrųjų atneša energijos, išvalo tave, tada nereikės miegoti ant stalo. Kitu atveju vanduo praeina pro šoną, kaip bosas su 13 atlyginimu. Nu gerai, pasakok, tai kaip tu tą teisingą vandenį pasidarai? Žiūrėk, aš turiu paprastą programą, nusipirkau ją internete. 3 produktai, pasiėmiau vandenį, įsidėjau stiklinę, užsipildžiau, viskas, bet kur, bet kada aš galiu pasigaminti tokį vandenį. Jeigu nori, galiu pasidalinti, kur aš perku.